Lekavičius podcast. Čia dalinamės įžvalgomis apie technologijas, verslą ir vadovavimą, bei nuolat ieškome atsakymų į klausimą, kaip tapti geresnę savo versiją. Simas Balčiūnas yra skaitmeninės medijos kūrėjas. Būtent šiais žodžiais jis prisistatė, kai aš to paprašiau. Kiekvieną kartą, ruošdamasis interviu, aš siekiu, kad ir svečiai, žinoma, jaustųsi kuo geriau ir aš galėčiau juos pristatyti būtent tai, kaip jie to nori. Ir niekaip iš tikrųjų negalima atrasti vieno paprasto arba vieno kažkokio banalaus apibūdinimo, ką veikia Simas. Ir šio pokalbio metu mes kalbėjome ir palėtėme labai daug įvairiausių temų. Nuo mokymosi iki Renesanso kalavijo mokyklos, nuo kūrybos iki mitų ir istorijų, nuo bendrai įgūdžių įgavimo iki medžioklės ir eilės įvairiausių temų pakeliui. Man pokalbis su Simu, tiek šis, tiek visi pokalbiai, kuriuos mes esam turėję ir tikiu dar turėsim ne vieną, yra tikra atgaiva, nes atrodo galima šokinėti nuo vienos temos prie kitos ir atrodo kiekviena tema yra vis įdomesnė negu buvusi prieš tai ir vis yra naujas gylis, vis yra naujų priėjimų, kaip galime geriau vienas kitam padėti pažinti save pačius, pasaulį mūsų supantį ir bendrai mūsų santykį su tuo pasauliu. Tai pastebėsi, kad galbūt šis podcastas yra kitoks negu visi įprasti, nors kita vertus, kiekvienas kol kas mano podcastas yra kitoks negu buvo prieš tai. Tai rekomenduoju įsiklausyti, rekomenduoju su atviru protu žengti į šį pokalbį ir atsisėsti iš šono šalia manęs ir Simo ir pasinerti į šitas beprotiškas gyvenimo, mokymosi, pažinimo ir istorijų bangas. Simai, aš prisiminiau tavo vlogus, tuos ir kasdieninius ir nekasdieninius, ir ten datuojami yra prieš 5-6 metus. Ir aš pamenu, kad aš pirmiausia būtent online apie tave ir sužinojau. Tai yra skaitydamas berods straipsnius, skaitydamas tavo mintis ir tuomet sudalyvavau tavo flow būsenos mokymuose, apie kuriuos prieš keletą minučių prieš prasidant įrašą ir kalbėjom. Ir tada susipažinom jau gyvai. Ir visada man tavo turinys kūriamas buvo labai toks įdomus, savitas, aš sakyčiau netgi bendrai toks lietuviškai labai unikalus. Ir man įdomu yra, kaip tu atėjai tą tokį turinio kūrimą, ypač atvirą tokį bloginimą, kur Lietuvoje, aš taip sakyčiau, buvo iki tol, čia vėlgi prieš 6-7 metus tokių blogerių tekstų rašytojų, bet su video man vienintelio galbūt tavo tas turinys taip rezonavo. Tai kaip pradai tą turinio kūrimą savo karjerui, savo gyvenime? Gal taip kopijuodamas atsakysiu. Tai ačiū už komentarus, už gerą žodį. Dabar kažkaip gal žiūrint, tai neatrodo man ten kažkas labai tokio unikalaus, nes modelis paprastas, tiesiog tu pasižiūri, ką kažkas daro, perskaitai knygą ir tada pagal tai padarai mokymus. Ir tas darimas irgi toks kūrybiškas irgi buvo, turbūt tai tiek mokymai, tiek video irgi visi mano. O nuo ko prasidėjo, tai turbūt kai Anglijoje gyvenau. Aš išvažiavau studijuoti į Angliją ir gyventi, ir dirbti, ir studijuoti, ir gyventi. Ir kelinti metai buvo, dabar pagalvosiu. Gal 2012 kokie kažkas tai tokio. Ir kažkaip sugalvojau, kad būtų įdomu rašyti. Ir tada prisiminiau, kad iš lietuvių turėjau pabaigiau mokyklą, turėjau 5, man atrodo, iš mokyklinio egzamino, valstybinio nelaikiau, mokiausi dailės gimnazijoje, tai mums galbūt netiek svarbu, sakykime, buvo kai kurie dalykai. Tai turėjau tos 5 ir galvoju, taigi aš visiškai nemoku rašyti kažkaip tvarkingai. Tai tada šiek tiek pradėjau, tuo metu ir Tim Ferriss irgi knygas irgi skaičiau, kurios darė pakankamai nemažą įtaką. Ir tada irgi yra ten tie visi metodai, kaip greit kažką išmokti, tai bandžiau metodą ir pritaikyti 80-20 Pareto principą, būtent iš tikrųjų, dabar googlinau ir ieškau, kur yra tie 80-20% taisyklių ir žodžių ir tos rašybos visos, kurie ir sudaro didelę mūsų, kaip šnekamosios, vartojamosios kalbos dalį. Tai kažkaip tai pradėjau taikyti, tada pradėjau, truputį pašlifavau, tą savo rašybą ir pradėjau rašyti tinklaraštį pirmąjį. Čia dabar turbūt su žvaigždute reikėtų. Pirmasis mano tinklaraštis dar seniau buvo vienas, paskiau antrasis, sakykime, etapas buvo, kai gyvenau ir mokiausi Malaizijoje, tai kažkiek jau buvo to rašymo, ir trečiasis tada. Trečiasis buvo Raumeningas protas. Gal apie šitą jo ir nuo to atsispyriau, pradėjau rašyti straipsnius, kažkaip domėtis, žiūrėti, realiai šiek tiek savo patirtis aprašinėti, galbūt ne tiek daug savo patirtis, kiek tai, kai iš kokių knygų pasiėmė. Būtent ką mokiausi tai. Tuo metu apie sportuoti irgi pradėjau reguliariai, atradau irgi biohackingą atradau kaip tokią nišą, sakykim. Tai pradėjau apie tokius dalykus galbūt rašyti, komunikuoti.
po kiek laiko, o video aš pats gerai neatsimenu, kad atsirado pirmas, bet turbūt jis dar yra YouTube, tai galima pagal datas atsekti. O kodėl? Tai gal irgi šiek tiek emuliuojant kažką kitus, irgi gal ten buvo kokie vlogeriai, kuriuos žiūrėjau tuo metu, koks Casey Neistat, kuris irgi buvo įkvėpimas ir vėl to pačiu visokios ten Austin Kleon berods yra autorius, kurio irgi tokia viena iš tezių, still like an artist, tai tiesiog... Aš irgi pakankamai gerai supratau, kad netgi ten nėra nieko blogo, tu netgi norėdamas emuliuoti kažką tai vis tiek padarysi savaip. Jeigu toks yra tavo tikslas, jeigu savaip yra išmokti. Aišku, galima emuliuoti visiškai taip ir daryti kopiją ir mokytis iš meistro darbų, čia galbūt dabar iš klasikinio meno išsilavinimo taip daryti ir būdavo, kai akademijai mokiausi irgi, kai skulptūras darydavom, tai irgi pieši, sakykime, antikinio skulptūras arba lipdai irgi kažką tai, kas jau yra nulipdyta, tiesiog taip mokėsi iš meistrų. Tai turbūt irgi čia tokia įdomi analogija, kad šis laikais mes greičiausiai iš skaitmenos ir iš tai, ką matom, vis tiek daugiau mokomės, bandome emuliuoti ir turbūt savo rezultatą padaro. Tai viso to rezultatas ir buvo ir tie flow mokymai, kur irgi buvo įdomu, nes kažkaip Lietuvoje niekas apie tai nekalbėjo ir taip buvo turbūt įdomu papasakot kažką, tai pats irgi buvau užsikabinęs tose visose paieškose, na ir toliau kažkur nukeliavau. Man tas turinio kūrimas iš to ypatingai bloginimo perspektyvos, džiaugiuosi, kad paminėjai ir keletą tokių autorių, Tim Ferrissą, Casey, kur aš pats esu didžiulis fanas. Ten Ferrisso irgi nuo pat 4 valandų darbo savaitės iki podcast'o dabar ir su Casey Neistat lygiai taip pat, nuo Neistat Brothers iki vloginimo. Ir vienas iš tokių galbūt įdomių elementų, nepamenu kaip tiksliai vadinasi, bet tikriausiai esi girdėjęs tą pasakymą, kad mes esame tarsi vidurkis 5 žmonių, su kuriais dažniausiai bendraujam, ir kad šiuolaikiniai visuomeniai mes tarp tų 5 žmonių galim turėti ir kažką, su kuo iš tikrųjų niekada gyvenime galbūt nesam gyvai susitikę. Tai sakykime, tas pats podcastas, gali klausyti kažkokią ten, tarkim, Tim Ferrissą ir kartais galbūt ta trukmė laiko, kiek mes jo klausom, gali būti ilgesnė, negu mes su kai kuriais draugais matomės ir su jais bendraujam. Ir tai tampa tarsi tokia, atrodo, draugų rato dalis. Tai aš atsimenu irgi tokį periodą, kur ir tavo vlogai buvo, man ta būtent dalis, kad atrodo, Simas kažką įkėlė, žinai, iškart man yra įdomu, aš pasižiūriu. Ir viena iš tokių temų, nes aš taip galvodamas, reflektuodamas galvojau, kokia tokia vienijanti tema, kas mane ypač žavėdavo ir ypač būdavo įdomu, tai būtent tokių naujų įgūdžių, įpročių statymas. Ir pas tave irgi atsirado studija, atsiranda sportas, atsiranda kava, atsiranda kažkokie asmeniniai eksperimentai, veiklos eksperimentai, planavimas, filosofija, žodžiu, įvairūs įdomus dalykai. Ir užsiminiai būtent apie tą 80-20 principą, kaip tu pats, galbūt ir žvelgiant iš dabartinės perspektyvos, mokaisi naujų įgūdžių ir kas tau labiausiai padeda per tiek ilgus metus eksperimentavimo ir įvairiausių dalykų išbandymų. Kokie galbūt tie principai, ne? Jeigu turim 80-20, galbūt dar kažkas. Geras klausimas. Taip, 80-20. Gal pradėsiu taip ir žiūrėsim, ar išeis apsupti ratą ir užžiūrėti bantelį. Net Pareto principas irgi šitas, ar daug irgi galima tokių užtraukti irgi. Principų arba euristikų tam tikrų ir vienas dalykas galbūt sąmoningai yra taikyti pradžioje arba stebėti tiesiog, kurios atsikartoja kaip motyvai, bet turbūt išeina įsisavinti juos ir paskiau jų jie tiesiog yra automatinė tavo dalis. Na, tiesiog kažkoks veiksmo, kaip pavyzdžiui, prieš kiek metų irgi kažkaip pasimenu, kad maščiau, yra tas irgi tokia greita mintis, kad viskas priklauso nuo požiūrio, sakykime, jeigu nori būti laimingas, tai ir būk. Tai toks labai banalus irgi net tokių visokių yra. Bet viskas semia iš to pačio principo, kad viskas priklauso nuo požiūrio. Ir gali visur įžiūrėti naudą kažkokią. Net ten sudaužiai mašiną, gali pykti, o gali džiaugtis, kad dabar naują galėsi nusipirkti. Tai tokie dalykai, kai kažkaip juos internalizuoja, tampa tavo dalis ir apie juos daugiau nemastai. Ir turbūt tada reikia stabtelt, kaip dabar tokie klausimą uždavė ir tada pamastyti, kaip yra tas, kokie principai. Tai greičiausiai visi tie seni pažįstami principai ir yra ir sukasi jie kažkur ten viduje kaip visos smegenų kažkokios operacinės sistemos dalis. Kaip nesusimastam galbūt taip sąmoningai, bet tu sakai kažkaip dekonstruoti, kaip pradedi galvoti, kaip čia iš tikrųjų tai veikia. Čia tikriausiai tas pats, kaip klausti kokio aukšto meistriškumo smuikininko, tai kaip tu čia dabar groji. Kažkaip, ar ne? Skirtingos metodikos, skirtingos technikos ir laikui bėgant iš tos patirties jau gal pradedam dėlioti ir savo, bet vienaip ar kitaip tą operacinę sistemą.
kur aš manau, by default galbūt toks sisteminis tikslas ir yra, kuo greičiau to padaryti per daug nesusimastant, ne, kaip šokat. Bet matai, tu palėtei, vienas dalykas yra mokytis naujų įgūdžių, kitas dalykas yra tiesiog tapti geresniu srityje, kurią darai, tai kaip smuikininkas, ne, tai jo turbūt ir nereikia labai klausinėti ir jisai, jeigu progresuos prie tam tikrų aplinkybių. O kaip naujų dalykų, tai sąmoningai reikia suprast. Čia irgi nesenai Tim Ferriso kažkokį įrašą perskaičiau, greičiausiai iš podcast'o, kai būna, išklausai vieną frazę ir paskiau pagal tai atsikasi straipsnį, tai buvo kažkas apie mintis tokia, kad reikia užsidėti baltą diržą karts nuo karto ir nebijot pasirodyti kvailiu. Čia nebuvo jos asmeninė mintis, bet iš kažkokios knygos irgi ištrauka. Tai ir dabar iš tikrųjų reikia. Ir šiandien irgi susimaščiau kaip tik su vienu draugu rašydamas Facebook'e apie tos naujus dalykus, kad gali mokytis, pavyzdžiui, jeigu dabar aš filmuoju, tu gali mokytis pradėti, kaip pavyzdys, filmuoti su kitokia kamera arba kitokiu objektyvu. Bet tai bus labai arti, tai bus labiau praplėtimas to, ką aš jau moku. O tikrai, jeigu naują dalyką atsives, tai tada reikėtų man, pavyzdžiui, eiti šokt, pradėti mokyti šokt, ko nemoku, arba dar kažkokių kitokių dalykų. Na, aišku, ne kuo toliau, nes tada galbūt išsibarstysi, bet kažkokį tikrai naują dalyką pasimti. Ir tam sąmoningai reikia save pasidėti tą būseną, kur žinai, kad bus prastai, bus blogai pačioje pradžioje. Mes paprastai linkę vengti diskomfortą, net jeigu ten koks šaltas dušas, dar kažkas tokio, vis tiek prieš tai toksai, galvoju, va dabar tai bus. Ir reikia iš tikrųjų sąmoningai, manau, eiti šitą, ir aš irgi turiu kelias sritis, kuriuose noriu daugiau progresuoti, ir visai panlapuką užsirašai, kad reikia tą daryti, ir tada eini. Ir gali būti sunku. Čia aš taip biškai mėtausi nuo iki, bet sakykime, tas pats video kūryba, tai aš esu savamokslis, nes nieks niekad nemokė, ten prisižiūrėjau daug tutorials ir darydamas daug išmokau iš esmės. Bet to biškelį tokia spraga yra tai, kad aš nežinau ABC, elementarių dalykų. Ir programas, pavyzdžiui, to pačio premjero montavimo, nežinau kažkokio ABC ir galbūt ten yra tam tikra funkcija, kuri man praverstų, bet aš jos nežinau, bet kas aš sužinočiau, reikėtų eiti visą tą nuo pradžių iki galo detalų gidą, kuris ten kažkiek valandų yra ir nei noro, atrodo, nei laiko yra tam daryti ir dėl to tu kaip ir būni biškelį praleidi. Tai čia vėl kelias temas atidarant, pabandysim dabar uždaryti ir suvesti vieną. Tai kai pradedi naują sritį, gali tada iš tikrųjų tą ABC išeiti ir panaudodamas galų gale tos pačius mokymosi principus. Dekonstruoti, žiūrėti, kas ten yra faini, kas ten veikia, kas tau patinka ir taip tada atsivest. Ir finale vis tiek turbūt yra tikslas susijungti tokią vientisą žmogiškai potencialo įgyvendinimo aparatą. Pabandysiu paprašiau gal šnekėti nuo šiol. Tap tokių fainų, įdomių, visapusiškų žmogum. Ir tai, kad jeigu aš dabar mokausi montuoti ir galbūt naisiu šokt mokėti ir kažkaip vėliau informuos mano mokėjimas montuoti, kurti video ir tiesiog apskritai nebūti visų funkcionuojančių žmogum. Nes anksčiau ir vėliau vis tiek atsitrenkėme tokį etapą, kur tu gali būti savo srities specialistas, bet kad progresuotum netgi savo srityje, kurią esi išsirinkęs, tau reikia būti visapusišku žmogum ir gyventi įdomų gyvenimą. Tai čia irgi toks vienas iš principų mano, mūsų šeimos, iš tikrųjų principas yra bendras gyventi įdomų gyvenimą. Nes jeigu nori parašyti knygą, tai gali išsiaiškinti, kaip parašyti knygą, bet jeigu nebus kažkokio tai tokio tavo svorio, sakykime, kaip rašytojo kažkas tokio, tai nebus tokia pilnaverčiška, gali būti labai paviršutiniška. Instrukciją galima parašys. Ir galima tokių knygų irgi rasti ir paskaityti ir per laiką turbūt prarandi truputėlį jam skonį, pradedi kažko gilesnį ieškoti. Tai aš tam tikrą prasme irgi buvau praradęs savo kūryboje skonį, tai ten su tais video filmavimais ir straipsnių rašymais buvo ilga pauzė, ir dar yra ilga pauzė iš tikrųjų, nes nustojau daryti, ką darau, taip kaip darau ir tiesiog išėjau gal į kitų dalykų paieškas, kitaip save susirinkti. Ir dabar po truputį labai senai jau kyla noras toks iš vidaus vėl kažką daryti ir jisai biški ir baimės toksai yra tame, ir randi 110 priežasčių, kodėl nedaryti kažko tai tokio, ir labai racionalių priežasčių. Bet reikia vėl truputėlį save pastumti ir pradėti daryti tos dalykus, užsimti kūrybą ir taip važiuoti toliau. Man labai patiko tas principas gyventi įdomų gyvenimą. Galvodamas apie tuos įpročių formavimus, man labai rezonuoja tas pasakymas apie tai, kad kas mus padaro to visapusišku žmogumi. Aš iš vis tikiu, kad į ateitį žvelgiant ir technologijom tobulėjant, kaip tik milžiniška vertybė taps tas dar labiau individualumas, unikalios kiekviena iš mūsų patirtis. Ir su įpročiais man ypač įdomu būna eksperimentuoti su tam tikrais dalykais, kurie vėlgi
plečia galbūt tam tikras galimybių ribas. Mano visai nesenas pavyzdys yra tas pats plaukimas. Aš kaip ir mokėjau visada plaukti, bet mano tas plaukimas buvo toksai plūduriavimas vandenyje ir viskas, ten nei greičio, nei kvėpavimo, visiškai nieko. Ir aš visiškai tuo pačiu principu, kaip tavo papasakotas su montavimu, tik tai, kad gerokai trumpiau, aš pagalvoju, reikia identifikuoti keletą tokių esminių dedamųjų, kurios man padėtų plaukti greičiau, negu aš tai darau dabar, neuždusti ten už 20 metrų plaukimo ir turint omeny tai, kad aš nesiruošiu varžybom ir triatlonui ir panašiai. Ir aš iš esmės visiškai savarankiškai tutorialus įvairių pagalba, ten per kokias gal 5-6 tiesiog savarankiškas treniruotės baseine, galėjau ten kelis kartus sutrumpinti laiką, prailginti distanciją, kiek galiu nuplaukti ir mane tai visiškai išnešiojo tą gerąją prasme, nes atrodo, kai tiek profesiniai įgūdžiai yra vienas dalykas, bet kai yra toks techninis, fizinis judėjimas, per trumpą laiką galima padaryti labai didžiulį progresą. Aišku, dabar ten skaičiuoja nuo kokio balandžio iki dabar jau tas progresas gerokai taip santykinai procentaliai mažesnis, nes prasideda ten jau kokie nors specifiniai judesiai, ar ne, ten kvėpavimo, ten anksčiau galvą ištraukti, vėliau ištraukti ir prasideda niuansai, bet bent jau tą pačią pradžią padaryti yra labai daug galima padaryti. Tik tai būtent tas atidėliojimas, apie kurį tu irgi užsiminėjai, tikriausiai daugumai žmonių ir stabdo. Ir vienas galbūt iš tokių įgūdžių, kuriuos drįstų vadinti įgūdžiais, yra kūrybiškumas. Ir man asmeniškai tavo veikla atrodo yra neatsiejama nuo tokio įvairiapusiško kūrybiškumo, bet jeigu mes galėtume dekonstruoti mokymasi kūrybiškumo arba apie kūrybiškumą, tai ko mums reikėtų mokytis, jeigu mes norim mokytis būti kūrybiškesniais? Kažkaip, kai šitą pradėjai užrėsgiai bandelę ant klausimo, galva atėjo vieno kinų išminčiaus frazė, beros tai Musašis, jeigu klystu, pataisykit kas nors, iš vieno dalyko mokytis 10 000 dalykų. Tai kontekstas turbūt yra toks, kad studijuojant giliai kovos meną, sužinai labai daug dalykų apie gyvenimą. Apie tą pačią kovą ir turbūt apie gyvenimą. Tai galbūt kovos menas irgi būtų viena iš tokių gyvenimiškų mokyklų, nes kiekvienas kovos menas yra, kiekvienas veikiantis kovos menas yra saviugdos sistema. Ir tai iš tikrųjų yra nuo iki saviugdos sistema, jeigu tai yra praktika paremtos kovos menas. Tai kūryba ir kovos menas, šitie žodžiai rimuojasi, ne tam tikram kontekste, nes kai tu išmoksi taisyklės, tada išmoksi jas laužyti, tada prasideda gali įvykti tam tikros improvizacijos vėl iš asmeninės patirties. Pakankamai nedidelės galbūt, bet tada prasideda įdomumas irgi visas. Tai tikrai iš vieno dalyko galima, gal ką noriu pasakyti, kad darant tos kitus dalykus, kurie nebūtinai atrodo susiję, gyvenant tomu gyvenimu, kaip pavyzdys, vaikštant po mišką ir stebint, grožintis gamta arba vairuojant, dar kažkas tokio. Visi tie dalykai pradeda persipint anksčiau ar vėliau. Tai būtent kaip irgi sakiau, kad bent jau mano supratimas, kad parašytum įdomią knygą, tiesiog turi būti įdomus žmogus, nes kitaip parašys instrukciją. Apie kūrybiškumą, tai aš pabaigiau dailės gimnaziją, Kauno dailės gimnaziją, tai neatrodo apie tokius, kaip tai dabar, apie senuosius menus. Apie menus irgi visas dalykas yra, paskiau mokiausi dailės akademijoje, paskiau išvažiavau Malaiziją video žaidimų dizainą grafiką, paskiau ten nutraukiau, pradėjau Angliją tą patį, pradėsiu, pabaigiau ir kaip ir užsirišo mano toksai formalus, sakykime, išsilavinimo ieškojimas įstaigose. Ir tada ten prasidėjo pradėjau kavą daryti, kas irgi buvo toks vėl įdomus kažkoks nuklydimas. Bet tas mano visas kūrybiškumas kažkiek tai, visas tas išsilavinimas, kuris yra apačioje, jis vis tiek informavo tai, ką darau. Ir galbūt tai, kad tai, ką darydavau, bandydavau tuomet atras kažką tai kūrybiškumo. Ar kūrybiškai daryti irgi. Čia toks labai, tai visą podcastą, bet galima paskirti, kas yra kūrybiškumas, kaip mes jį suprantam. Yra žmonių, kurie sako, kad tai yra kiekvieno, čia yra psichologų, sakykime, psichologinių mokyklų galbūt, kurios sako, kad tai yra kiekvienas žmogus gali būti ir yra kūrybiškas, tiesiog kaip tai išreiškia. Yra tokių mokyklų, kurios sako, kad labiau tai yra savybė, kurios turi arba pakankamą kiekį, arba neturi visai praktiškai. Ir tada iš esmės tavo darbas tinkamiausias yra prie konvejerio, ten, kur nėra tos kūrybos. Nes su kūrybiškumu ateina ir diskomfortas, tam tikras su to tokia didesnė kūryba, tai nuo to, kad turi išeiti perkelti ne prasme, bet mechanizmas tas, kad turi išeiti prieš minę, ir parodyti, kas esi.
parodyti, kas ten tikrai yra viduje pas tave dedasi. Ir tai yra labai nedrasu, nes tai kiek yra universali baimė ir užduot klausimą, pavyzdžiui, lektoriui, nes vėl aš pasirodysiu, koks aš esu prieš ten 13 žmonių, kurie sėdi salėje. Tai kūrybiškumas galbūt reikalauja sugebėjimą perlipti per baimės šitas dalykas ir kaip įlavinti, tai tiesiog kiekvieną, daug yra progų kaip lavinti kūrybiškumą, naujus receptus bandyti. Aš, ko gero, ką noriu pasakyti, kad verta kūrybiškumą mano supratimu lavinti per nebūtinai, kas atrodo susijęs iš pirmo žvilgsnio. Tai jeigu tu nori geriau tapyti paveikslus, mokykis valgyti daryti, arba plaukti, arba dar kažkas tai tokio, nes šitie dalykai tave sukuria įdomesnę tavo asmenybę ir tada visą tai galų gale gali persipilti tavo kūrybiškumą. Nes jeigu tai yra vien tik tai žmogus, kuris vien tik tai savo srityje lindęs, tai jis bus vien tik tai savo srityje specialistas, kas irgi galbūt veikia. Žinai, čia mėtausi, bet vienas straipsnis, kurį perskaičiau kažkada senai, kurį bent jau savo pavadinau, galvoju, geriausių saviugdos straipsnių, kokią suskaitęs, ten buvo tokia eklektiška kolekcija, kur sako, yra pavyzdžių, kur reikia keltis ten 5 valandą ir išvardina pavyzdžius, kurie keliasi 5 valandą žmonės konkrečiai. Čia, man atrodo, šitas straipsnis buvo pagrįstas knyga Morning Rituals. O tada paskui duoda ten kelis pavyzdžius, kur žinomi žmonės, kurie kažką įdomaus nuveikė, kėlėsi ten belenkaip. Kas naktį dirba, kas iš ryto dirba, kas dar kažkaip ir visą laiką yra tezė, yra jai prieš pastatymo tezė kažkokia tai tokia. Tai turbūt svarbu susirasti, kas tau asmeniškai veikia šitoj eigoj ir nesuvaržyti savo kūrybiškumo taisyklėmis, kurios nusileidžia iš viršaus, kurias mes patys ant savęs nuleidžiam. Galbūt net šitos yra pavojingesnis, jos yra mažiau matomas. Pavyzdžiui, iš mano gyvenimo pavyzdys irgi žiūrėjau Casey Neistat ir galvoju, tai dabar noriu filmuoti vlogus. Tai dabar man vadinasi reikia kasdieną vlogus filmuoti. Tai čia yra toks apribojimas, toks remukas, kurį ant savęs užsidėjau. Kartais reikia tų remukų, taip, nes visiškai toks absoliučiai visos galimybės, tai tau neleidžia niekur eiti. Tu tiesiog išsitaškai visas pusės, turi apsiriboti tam tikrą kažkokį formatą, pasirinkti. Bet to pačiu tas remukas į tave įkalina truputėlį. Tai reikia sugebėti turbūt ir susikurti remukus ir kartais išeiti iš remukų. Toks mano atsakymas, kaip būti kūrybišku. Susikurti remukus ir išeiti iš remukų. Čia apie tas remus, tai aš galvoju, aš vieną tokį irgi labai gerą savo galbūt užakcentavimą esu susidėjęs, kad pirmiausia mes išmokstam kažkokią tai įgūdžią arba instrukcijos taip izoliuotai, tarsi izoliuotai mokomės kažkokią tai judesio arba kažkokią tai kad tam tikros dalies, tuomet mes pradedam keletą tų izoliuotų įgūdžių tarpusavį jungti ir pradedam tarsi integruoti juos vieną su kitu ir tarsi jungti taškus ir galiausiai, kai mes jau tampam meistrais tame, mes tuomet galim pradėti improvizuoti. Tai reiškia, mes tarsi irgi turėjom kažkada taisyklės, apribojimus ir tada tarsi galim išeiti iš tų taisyklių, galim improvizuoti, galim skirtingus įvairius dalykus išbandyti. Ir nepriboti save apie tai. Vienas dalykas, ką tu paminėjai apie kūrybiškumą ir tokias įgimtas arba įgytas savybės, aš manau, kad labai susisieja su tuo, ką aš girdžiu kartais, tiesa, jau pastaruoju metu vis rečiau iš savo klientų, iš mokymo dalyvių, kas sako, pavyzdžiui, ten lyderių yra ten gimstama ar tampama. Tai iš esmės yra galbūt tam tikros įgimtos savybės, kurios padeda, galbūt kažkas didesnį turi toleranciją stresui ar toleranciją rizikai, galbūt kažkas geba išbūti konfrontacijos situacijų ir ten kokios sudėtingus pokalbius, kas irgi labai didelė dalim susijęs su vadovavimu. Bet tai irgi yra treniruojamas dalykas ir tai irgi yra tas kūrybiškumo, kaip ir lyderystė, taip ir kūrybiškume. Ir vienas iš tokių galbūt irgi elementų, į ką aš dažnai atkreipiu dėmesį ir nerandu lietuviško, tai tik men žodžiu exposure, toks savęs pastatymas skirtingose situacijose, skirtingose kontekstuose, siekiant būtent to kūrybiškumo. Tai gali būti, kaip ir tu paminėjai, yra ir kompiuterinių žaidimų dizainas, yra ir kava, yra ir kovos menų mokykla, apie kurią irgi pakalbėsim, yra ir dar keli dalykai, ir nauji projektai, ir naujos idėjos, ir aš manau, tas exposure tarsi padiktuoja tam tikras sąlygas, kuriomis gali atsirasti tos tokias netikėtos jungtis ir netikėti atradimai, kur, kaip ir sakai, galbūt einant miške, galbūt su kalaviju rankose, galim staiga šauti idėją visiškai su tuo nesusijusi, bet kažkaip susijunganti. Ir šiuo metu, kalbant apie tavo tokias exposure vietas, užsiminiai, kad noras yra turėti tokį balansą tarp daug dalykų išbandymo, bet kartu ir susitelkimo. Tai kuo gyveni dabar? Kur yra tavo tos balanso paieškos tarp kažkokio susikaupimo į keletą dalykų arba didesnių dalykų?
Stengiuosi sumažinti, iš tikrųjų, šiuo metu sumažinti veiklų, aš labai ilgai tikėjau ir turbūt dar tikiu, kad esu žmogus, kuriam reikia kažkiek skirtingų dalykų turėti tiesiog. Na tai įsivertinę, aišku, ten ir ne tai, kad jie dabar susideda hierarchiškai, bet yra šeima, turi siek vyro vaidmenį, tėvo vaidmenį atlieki, tada yra kažkokia profesija, kažkoks darbas irgi, savirealizacijos irgi prizmė, pajamos ir tada atrodo, kad dar kažko, bet būtent man dar kažko reikia, papildomai, tai jau 2 dėmenys, sakykime, yra. Tada galbūt 3 pomėgis pas mane yra istoriniai kovos menai, kas irgi jau pakankamai senai prasidėjo ir sėkmingai dar vyksta toliau. Nėra kažkas labai didelio, bet tiesiog man širdžiai artimas dalykas. Ir tada papildomai buvo visokie projektai, kur atrodė, kaip čia ten susikurt, gal dar besimokant irgi, kaip sakiau, tų visokių remelių prisikūrė ir tada jis atrodė, reikia susikurtą, kokių ten žodžių palauk tik nebuvo, freedom business arba lifestyle design, tie visi dalykai irgi, žinai, jie kaip principus jau jos internalizuoji ir gal tai yra tvarkoj, bet nereikia to pačiu jais apsiriboti. Tai visai buvo mintis, kad reikia kažką tai savo susikurti. Tai gal kažkas to ir bus ateityje. Žinai, kaip aš geresnis atsakymas vai tavo klausimą būtų mano asmeniniai visoje iš to architektūroje smegenų. Buvo toks dalykas, aš maniau, kad man reikia daug dalykų daryti vienu metu, bet iš esmės galima suprasti, kad tai yra biški ir disfunkcija ir palaiminimas. Apžiūrėjau, kiekvienas palaiminimas kitoj pusėje turi kažką tai trūkumą, prakeiksmą galima tai pasakyti, jeigu. Tai aš norėjau daug dalykų vienu metu daryti ir natūralu, neturiu laiko, neturiu jėgų viskam ir šitaškai ir gaunasi, kad tu niekur pakankamai neakseleruoji, tiesiog visur vos tiesiog tempi ir tada iš vienų veiklų vagi laiką, kad kitos būtų, kas yra nelabai sąmonė. Kaip patirtis parodo, gyvenimiška. Tai aš savo truputį nuleidau spaudimą sistemoje atsisakydamas dalykų, paleisdamas vienus kitus projektus ir suprasdamas, kad gyvenimas dar toliau tęsiasi. Ir kad, pavyzdžiui, galiu šios 5 metus galiu daryti šitą dalyką, tada užsirašyti tas visas geras idėjas ir tada jau, kai šitas dalykas pasibaigs, tada galėsiu daryti kitą dalyką. Aš kažkada irgi save analizuodamas atradau tokį, čia kaip žmonės turbūt daro internete, kažko paskaito ir gilinasi ir savo kažką diagnozuoja, tai aš savo laisvą formą, taip irgi su šypsena sakau, diagnozavau ciklotemiją. Tai ciklotemija yra bipolinio sutrikimo, ten kažkas tokio mažesnė stadija, kur tiesiog žmogus nuo labai į viršų, labai emociškai high iki labai low gali kliūti. Tai man būna irgi tokių tiesiog, kartais taip dienos yra, kur iš šito atrodo viskas žiauriai fainai, o tada vakare galvoju, kokia viso to prasmė, ką darau. Tai anksčiau, kai buvau jaunesnis, kai filmavau tos vlogus, tai taip ir buvo. Paskiau tada atradau šitas ciklas yra ir pas mane bent kokių 6 mėnesių bėgė, kur kažką naujo pradedi, labai aukštai užkyli ir tada pradedi žemyn leisi, supranti, kad čia ne man, čia per anksti, čia gal per vėlai, dar kažkas tokio, tada meti ir kažką naujo pradedi. Ir vėl tada labai fainai ir tas haidoks irgi projekto pradėjimo, pradedi ir vėl paskiau meti. Tai taip tokiu ritmu aš kokius 12 metų pragyvenau. Ir po 12 metų tokia kažkaip man susišvietė tą tokią analizę, tada sekė tokia krizė tam tikra, padepresavau kažkiek laiko ir kažkaip pradėjau dėliotis, taip žiūrėti, kas čia veikia, kas neveikia, ką atmest, ką palikt. Ir tada įsipareigojau, sakykime, darbui konkrečiam, nes prieš tai dažniausiai buvo arba dirbi pas kažką kažkiek laiko, arba paskui meti išeini freelancing, paskui visų freelancing kažkas jau baigėsi projektai, tada vėl išeini pas kažką dirbti, tai vaikščiau, tai tiesiog turiu darbą, dirbu įmonėje jau nepilnai 3 metus, kas yra labai fainai, tai pasirodo, supranti, kad tada, kai dirbi, tampi geresnis specialistas, vertina, tampi dar geresnis, atlyginimą gali pasikelti ir galvoji, tai va, kaip čia viskas tas dalykas veikia. Tai va, kalbant apie tos remelius, net tai gal man nereikia tų visų kažkokių verslų kurti ir panašiai, ten kažkokių 100 projektų. Taip toliau, tai tie dalykai atsimeta, išsigryninti tiesiog, kas tau veikia. Bet vis tiek aš kažkaip tai pas mane tie laidai sujungti ir žinau, kad ilgam bėgime negalėčiau turbūt vieną dalyko daryti labai labai ilgai. Tai duodi savo tokį irgi garo nuleidimą, sakykim, duodi savo galimybę, tiesiog mentaliai duodi savo galimybę, jausmiškai, kad jeigu norėsi, po tiek laiko galėsi tada šitą dalyką palikti ir užsiimti kažką. Tai aš taip dabar į ateitį irgi planuoju maždaug tos irgi projektus, kad jie tai persidėm turėtų vienas nuo kito perėti. O kaip ten bus, iš tikrųjų, tai nežinau. Nes svarbu pripažinti savo, kaip jautiesi, svarbu irgi tokią analizę atlikti, kur esi gyvenime ir kokia yra reali situacija,
kur norėtum būti turbūt, ne, įsivertinti, kur buvai, kaip jautiesi tame, kaip galbūt jausmės ateityje ir tada, žengti tos žingsnius ir žiūrėti, keliauti. Man skamba labai tas toksai sezoniškumas iš tikrųjų kartais. Mes ypač, aš čia nežinau, ar čia kažkoksai priešistorinis lietuvio backgroundas yra, kad mes pripratę prie besikeičiančių sezonų. Čia labai geras dalykas, aš manau, Lietuvoje tas. Taip, iš karto aš lengviau net ir mąstyti apie tai yra. Kai tu pat paminėjai, kad vienu metu daug galima dalykų daryti ir atrodo niekur kažkaip reikšmingai taip ir nepaprogresuoji, tarsi tie patys kamuoliukai žongliruoji, bet tuos kamuoliukus palei žemę pagaudai jau atrodo bekrentačius. Ir aš savo irgi prieš kurį laiką įsivardinau labai taip aiškiai tam tikrus sezonus, kad tokie dabar, tarkim, sezonas yra ten šeimos poilsio šiek tiek ir panašiai, vasara, tarkim, 2 mėnesiai vasaros, ten pasirašymai ir daugiau visokie tokie poilsiniai reikalai, atostogas ir panašiai. Ten, sakykime, prasideda ruduo ir tarsi mum ir oras diktuoja ir toks noras tada susikaupti, net keista ten keltis anksčiau, dirbti daugiau. Ir aišku, turint visus tos rėmus ir gyveninant visus savo kitus vaidmenis, irgi ten kaip vyro tėvo, ten draugo, sūnaus ir panašiai. Bet tas cikliškumas, jis tarsi labai labai padeda. Ir tavo pasidalinta istorija, to tokio vieno dalyko išbandymo, tada kito dalyko išbandymo. Aš vieną labai gerą citatą iš tikrųjų radau iš, 6 metai atgal Simo. Tu esi pasakęs, nebijok, čia nieko kompromituoti. Labai tavo, žinai. Kai pasimeti, lengviausia yra nedaryti nieko. Tiesiog sėdėti ir laukti geresnių laikų arba kol laimėsi loterijoje. O loterija yra didžiausia apgavystė. Tai iš žmogaus, kuris išbando labai daug dalykų, tiems žmonėms, kurie nedrįsta, pavyzdžiui, pradėti ir nedrįsta išbandyti dėl galybės priežasčių. Tai gali būti perfekcionizmas, tai gali būti, žinai, netinkamas laikas, netinkamos sąlygos, netinkama kažkas negerai. Kaip iš tikrųjų žengti tą žingsnį ir kažką pabandyti, galbūt tai projektas, galbūt tai nauja darbo pozicija, galbūt tai išsikrausimas iš vieno miesto į kitą, galbūt tai kažkoks santykių pakeitimas, išbandyti, žengti tą pirmą žingsnį, kuris kartais gali atrodyti kaip stovint prieš bedugnę, kur nežinai, ką ta ateitis atneš. Tai dalykas, kas sukosi galvoj, memento mori. Yra tokia sena tezė, atmink, kad mirsi, kad bus pabaiga. Ir tai gali ir motyvuoti, ir demotyvuoti. Aš tokią keistą tatuiruotę turiu, kur kažkada sugalvojau, nusižiūrėjau nuo interneto, nuo Wait But Why tinklaraščio ir ten yra tiesiog daug rutuliukų nupiešta ant rankos ir kiekvienais metais užtušuoju po vieną rutuliuką. Ir tai man kiek dabar 35 atrodo. Kaip keista, kaip kartais pamiršti paskui metus. Bet esmė tokia, nusiek yra vidutinio gyvenimo trukmė. Aš dar biškį daugiau užsibrėžiau už tos vidutinės, nes kodėl ne. Ir čia toks gal sveikas pratimas yra, sakykim, įsivaizduok, kiek tu nori gyventi, kiek realiai galbūt vidutinę gyvenimo trukmę, dar biškį viršų uždėti, nes kodėl ne, nes tada motyvuoja daugiau gyventi. Nusipieši tos rutuliukus ir užsitušuoji, kiek tu nugyvenai. Ir tiesiog ant vieno lapo tada tu matai visą savo gyvenimą, metais išdėstyti, ne? Ir ar tai daug ar mažai net užtušuotų rutuliukų? Jeigu pakankamai mažai, tada pamatai, kad tau dar liko kiek 2/3 bent jau gyvenimo dalykams ir tada bent jau man visos esamos problemos ir dėkui Dievui, kad neturiu kažkokių rimtų sveikatos sutrikimų ar kažkokių tai dar kažko. Blanksta tiesiog, visos esami rūpesčiai, jie taip ištirpsta. Bet to pačiu iš kitos pusės pažiūri tą galą, vis tiek tas galas kažkada bus. Tai šitas iš kitos pusės motyvuoja stengtis ir daryti kažkokius dalykus, kurių nori. Bet šiaip labai sunku. Aš manau, kad šitas atsakymas geriausias tavo klausimą yra, kaip pradėti daryti, yra suvokti savo mirtingumą. Bet tai yra taip sunku padaryti, nes yra žmonių, kurie irgi kartais sako, asmeniškai nepažįstu, nepradėjau aš to dalyko klausinėti, bet ar bijai mirties, sako ten, taip arba ne. Ir atrodo, ar tikrai ten yra tas toksai, pasverimas, nes čia man atrodo toksai finalinis klausimas turbūt yra. Tai suvok, kad laikas baigsis, gali pamotyvuoti jo. Vienas dalykas, antras dalykas, kaip pasiryžti kažkiem tai pokyčiam arba kažką naujo daryti. Aš patarčiau įsivertinti labai gerai, kur esi, kur dabar esi stovi, kokioje situacijoje. Ir tada nuo to galima pabandyti pagalvoti, kur nori būti, ne, bet čia labai banaliai šneku, tiesiog nieko naujo nepasakau. Įsivertinus, kur esi, pamečiau mintį iš tikrųjų. Aš manau, kad tu sakai, žinai, skamba banaliai.
aš manau, kad labai daug dalykų, tų, kurie kartais atrodo super simple ir labai paprasti, yra būtent dėl to ir pervertinami. Čia klasikinį pavyzdį, kurį mėgstu kartais duoti, sakau, sveika gyvensina. Duokim bet kuriam praktiškai žmogui einančiam gatvę pasakyti, ten 10 patarimų, kaip tu manai, kaip čia sveikiau gyventi, tai aš 10 nepasakys, žinok, statistinis žmogus. Ne, bus kokie 2. Nerūkyk, nevalgyk dešros, sportuok, 3. Gerai, dar kažkas galbūt sakys, ten miegok geriau ir Čia jau pažengęs lygis. Čia jau advance, pasirūpink emocinę sveikatą. Bet jeigu duotume kažkokią tai pasiruošimo mini laiką, ten paguglinti, tai yra labai paprasta, bet klausimas laiką yra, tai ką mes iš tikrųjų darom su tuo. Ir, kiek, sakykime, aš sakyčiau, ten, čia reikia sveikai maitintis, ar ne, visi suprantam, kiek iš tikrųjų tos sveikos mitybos yra, aš čia gaudamas skaučiu toks tvirtas 7 pas mane tos sveikos mitybos, bet ne toks ciklas dabar. Bet būtent apie tai ir yra, kad mes žinom ir informacijos trūkumas tikriausiai nebėra problema. Problema yra labiau, labai man irgi tas, aš sakau, taškas A, taškas B, tas įsivertinimas, kur šiuo metu tikrai aš esu ir koks tas kelias, kur aš noriu nukeliauti. Nes aš kuo toliau, tuo skeptiškiau žiūriu į visus tos super, pasakymus, kad ten siek savo svajonį, ten įveik visus didžiausius iššūkius. Taip, reikia tos ambicijos, reikia stengtis, bet kartais tikrai tas mūsų taškas A ir ta unikali pozicija tiesiog to galbūt neleidžia. Arba turim kažkokius apribojimus, kurie nuo mūsų nepriklauso. Tai gali būti, vėlgi tas pats, netgi kažkokia geografija, šeimininė padėtis, finansinė padėtis ir ten eilė skirtingų dalykų, kaip paminėjai, ten sveikatos kažkokie apribojimai irgi gali būti. Ir tuomet klausimas pagrindinės kyla, tai tai ką aš galiu daryti su tais resursais, kuriuos turiu, tas resourcefulness, kaip čia, kiek aš pajėgus kažką padaryti vienoje ar kitoje situacijoje. Aš prisiminiau, iš tikrųjų, tavęs klausydamas, ką norėjau pasakyti, toleruotini dalykai yra patys pavojingiausi gyvenimo dalykai. Tai jeigu tu turi tokį darbą, kurį toleruoji, aš tikrai neskatau nieko išeiti iš darbo, bet tiesiog susimastyti. Vienoje pusėje yra, kur žiauriai nekenčia žmogus kažko, tai tada 2 atvejai yra tokie, arba jisai užgrauš tiek, kad jis mirs, arba jisai išeis iš to darbo. Tas, kur yra labai fainas, tai tvarkoj, viskas gerai, viskas tvarkoj su to. Fainas, jeigu jautiesi vertinamas, gauni atlyginimą už tai pakankamai ten. Man svarbu, kad mano nuomonės, pavyzdžiui, įsiklausytų, jeigu įsiklauso, tai kiekvienam unikalu. Daugmaž. Bet ten, kur mes toleruojam, kur atrodo, kaip ir gerai, bet tai čia yra pavojingiausi dalykai, nes mes esam linkę ten ir užsilikti. Tai toleruotini santykiai, toleruotinas darbas, toleruotina mityba, toleruotinas gyvenimo būdas, toks labai, nesumenkinu, bet vidutiniškas blogąja prasme, kur gali būti geriau, kur su realiom pastangom gali būti geriau. Ir aš nesakau ten nuo konvejerio nueiti ir dabar įmonės vadovų tapti. Pamirškim iš tikrųjų tas sėkmės istorijas, nes čia yra procentai, kas yra, ir tai tikrai neturėtų būti siekiamybė. Bet toleruotini dalykai yra pakankamai pavojingi ir kai įsivertini juos, tiesiog kiek tu turi jų gyvenime, tada gal tai bus toksai kompasas, kaip galima keistis. Vienas įvykis, kuris irgi tokia istorija. Gyvenau irgi čia vienam iš nuomojimų butų ir kontekstas nesvarbu, bet kažkaip galvojau, ką čia pažiūrėti per teleką ir ten buvo kažkokia televizija ir galėjai išnuomoti filmą ir buvo filmas Prieš parskrendant į žemę, Arūno Materio dokumentika. Esi matęs? Taip. Tai šakės tas filmas, aš žinojau apie jį, aš nebuvau matęs, bet galvoju, jis turbūt nuneš mane. Ir aš iš tikrųjų pažiūrėjau tą filmą ir paverkiau, tam paskiau prie teliko ir supratau, kad tiesiog neturiu pasiteisinimų gyvenime. Yra žmonių, aš nežinau, kodėl man taip rezonavo stipriai, bet kažkas tokio yra iš vaikystės irgi ten. Bet yra žmonių, kurie visą savo jauną gyvenimą pragyveno ligoniniai, su kraujo vėžiu ir numirė ten. Ir to prasme, o aš sėdžiu čia, viskas gerai ir kaip keista, kad tai pagrebė. Bet čia tiesiog viskas gerai yra ir randu kažkur, ten, tingiu, neturiu laiko, ten kažkas negerbė. Galvoju, fuck it, tai buvo tokia diena, kai ištirpo visi, pasiteisinimai. Tiesiog nebegaliu pateisinti savo kažkokiu tai trūkumais ar kažko tai tokio. Aišku, visą laiką yra kontekstas realus, tai įgūdžiai, kurių galbūt turi arba neturi, finansinė padėtis, dar kažkas, tokia šalis galų galia, kur gyveni. Mano didelė dalis projektų buvo iš gražios ambicijos, bet ne visai tinkamam kontekste. Tai buvo arba per anksti, kaip su biohackingu, kur nieks nežinojo, kas tas biohackingas, arba su tais vlogais, kai nieks iš esmės pakankamai daug nežiūrėjo vlogų. Tai viskas buvo taip.
Tai jo, bet man tai leido iš tikrųjų išsitipinti pasiteisinimus. Grįžtant irgi galbūt apie kūrybiškumą, kaip ieškoti kūrybiškumo, būtent per tas kažkas naujas patys, kurios atrodo nesusiję. Net aš pažiūrėjau šitą filmą, jis man biškai nunešė smegenis, nusipirkino lempas ir kitose srityse irgi atsidarė kažkoks naujas čakros, taip sakant, ir tada galėjai pradėti važiuoti. Tai va, galbūt vienas iš tokių pavyzdžių, kaip įsivertinti, kur esi, ieškoti kažko irgi naujo, va, tas, taip pat kaip kūrybiškumo lavinti, galima ir savo visą gyvenimą lavinti. Vienas iš geriausių, tikriausiai visų laikų reklaminių šūkių, kuris čia labai labai tinka, yra Just Do It. Ir kai pasigilinti šiek tiek daugiau, atrodo irgi super paprastas pasakymas, tiesiog imk ir padaryk. Bet kartu nuo to tiek daug galima atsispirti, nes aš irgi viename iš podcastų sugirdėjęs, kur, tai perfrazą, necituojant mintį, bet iš esmės sėkmė, pavyzdžiui, arba ten kažkoks geras rezultatas, jam nerūpi, kas tu esi, jam rūpi, ką tu padarei. Tai yra, ar kažkur tu gyveni, ar tu čia išsimiegoji šią naktį, ar neišsimiegoji, ar tu čia atsikėlei 5 ryto, padarei 3 valandų ryto rutiną ir tada į darbą, ar tu tiesiog atsikėlei ir atsidarai kompą, ar lyja, ar sninga, tam rezultatui galutiniam jam nėra tai svarbu. Jam svarbu, kad tu įmė ir padarai. Ir čia išties labai susisėja su to straipsniu, apie kurį tu kalbėjai, kad yra ten tie sėkmingi žmonės, sakydamas sėkmingi, žinoma, turiu omeny mūsų supratimu, kas yra sėkmingi, ne tik, kad ten skaičiukai į bankę, bet va būtent, kad mes galime matyti ir tie, kurie yra super sportiški ir triatlonus bėgioja, mes galime matyti, kurie ir ten su antsvoriu ar su sveikatos problemom ir irgi pasiekia nuostabių rezultatų. Mes galime matyti vienus, kurie yra galbūt labai empatiški ir tokie žmogiški lyderiai, mes galime matyti žmonės lyderius arba tokia vadovavimo pozicijose, kurie tokie nightmare yra ir labai sunku su jais yra dirbti. Bet vis tiek daro kažką, ne? Taip, būtent. Tai man kažkaip irgi apie tai yra, kad suteikia kartu irgi tokiam nusiraminimo, ypač pradedant kažką, kad man nebūtina būti pačiam kokiu nors labai kantriu, labai atkakliu, labai darbščiu, man tiesiog reikia daryti tą dalyką ir taip ir darysiu. Man kartais su vaikais bendraujant, aš pats savęs dažniausiai nelaikydavau, sakau, aš nekantrus žmogus, aš čia noriu kuo greičiau rezultato, aš čia noriu, kad ir kiti žmonės greičiau kažką padarytų. Ir tada galvoju, kad kartais persidoda tas į mano kokį nors bendravimą su vaikais. Ir aš save taip vis stabdau ir sakau, okei, dabar kantrybės, čia reikia kažką paaiškinti, reikia panašiai. Ir man taip, hitino, kad tai kantrus žmogus yra tas, kuris, kantriai elgesi. Kad, tai nėra kažkokia, antpečiai, kurios užsidėję ir aš dabar visą gyvenimą esu kantrus žmogus. Bet jeigu aš elgsiuos kantriai su to vaiku, tarkim, šiuo atveju, tai, tai ir yra, toks aš esu kantrus žmogus. Tai čia kažkaip aišku, nulėrės. Kas yra kantrybė tada, aš tave biškai nukirsiu, bet tai yra gal nekompetencijos tolerancija? Taip gal galima, aišku, gal šitam kontekste bent jau man kažkaip skambėjo. Taip. Nes aš irgi žinau, ką reiškia kantrybė su vaikais ir jo. Bet su vaikais vėlgi yra kitaip. Aš dirbdamas su grupėm, su ypač vadovais, kartais mėgsta visi vėlgi džiaugiuosi, kad kuo toliau, tuo rečiau šitas dalykas yra sutinkamas, bet ryšti, pavyzdžiui, ten, tarkim, vadovo darbą ir psichologo darbą. Vadovo darbą čia sako mamos arba tėčio vaidmenį. Ir sako, tai čia su tais darbuotojais kaip su vaikais, reikia ten 100 kartų pasakyti, paaiškinti ir jie ten galiausiai vis tiek nesupranta. Bet pagrindinis esminis skirtumas yra santykyje besąlygiškumas, kad mes santykėje su vaiku, mes mylim tą vaiką ir mes būdam kantriais besąlygiškai, nes tiesiog mylim ir tai yra mūsų vaikas, kai tuo tarpu darbinėje aplinkoje mes tos besąlyginės meilės, sakykime, neturim kaip tokio kaip faktoriaus arba kaip kintamojo. Ir vėlgi, tai gaunasi truputėlį, tas kitoks, kad pavyzdžiui, ta pati tolerancija nekompetencijai su vaikais, jinai galbūt labai naudinga yra, darbinėje aplinkoje kaip tik, sakyčiau, reikia vadovautis tuo principu, kad iš vis ką mes toleruojam kaip komanda, arba kaip žmonės, arba kaip vadovai, tarkim, labai labai padiktuoja tai, kokius mes rezultatus kūrėm po to. Aš kartais sakau, tas, ką mes toleruojam, tai gali būti įvairiai, gali būti, ar mes ten vėluojame terminus, ar nevėluojam, ar mes, pavyzdžiui, darbo aplinkoje toleruojam kokius nors ten rasistinius, seksistinius juokelius, ar netoleruojam, ar ne? Kur yra tos ribos, kurias mes brėžiam, kas po to, padiktuoja kažkas sąlytis. Bet aš jausdamas, kad mes lendame triukšmo urvą, kas šiaip man yra labai įdomu ir man labai su tavim patinka lysti tokius triukšmo urvus, man dar kas labai yra smalsu yra apie tavo dabartinę veiklą. Nes aš kaip užsiminiau, sakau, žinai, šiuo metu apie ką gyveni, pakalbėkim, sakai, yra toks marketingas, yra tokia šiuolaikinė komunikacija, tai norėčiau šiek tiek praplėsti tas užuolaidas ir pakalbėti truputėlį daugiau apie tai. Tai
kuo šiuo metu tu kvepuoji ir kur va ta šiuolaikinė komunikacija, tas marketingas pas tave įsipaišo tarp tų eilės įvairių įdomių veiklų. Norėjau sakyti, gal neskamba taip, gal nėra taip įdomu, kaip čia tokį nupiešį irgi, žinai, pradžią, bet gal dar įdomu, nežinau. Tai su marketingu ir komunikacija, šiaip įdomus gal faktelis, tai iš ko dabar aš valgau duoną, aš to niekad nesimokiau tiesiogiai. Ne, tai aš baigiau video žaidimų dizainą, klasikinio meno irgi išsilavinimą turiu tam tikrą, bet Photoshopų ten tik tai fundamentalios pamokos kažkas buvo mokykloje, bet ir Photoshopą kaip pavyzdys pats išmokau, paskui universitete jau tiek išmokau, bet nieko naujo neišmokau. Tiesiog ten buvo labai atsiskaitai ir viskas. Tai darbas grafiniam programom apdirbimo, tas pas jau video arba tiesiog paprastai nuotraukos ir marketingas ir vis kažkaip suvokimas, tas reklamos dalykas. Nesu marketingistas konkrečiai, bet labiau medijos kūrėjas, sakykim taip. Tai viskas buvo kažkaip iš savo intereso pasiekta ir tai uždirbo man dabar duoną. Tai man toks keistas ir įdomus dalykas. Ta pati lietuvių kalba ir kažkaip niekad negalvojau, kad man jos reikės ir pasirodo, kažkada buvau tekstų rašytojas samdomas. Taip viskas susidėlioja. Tai ką aš veikiu? Tai turbūt yra, kuriu mediją viena įmoniai, kuri pardavinėja medžioklinę įrangą. Tai konkrečiai esu įsigilinęs į medžioklės nišą, sakykime, medžioklės rinką, gal taip reikėtų sakyti. Tai yra, taip, medžiotojų Lietuvoje yra 33 000 beros plius minus registruoto, ne, tai, sakykime, galima taip apsibrėžti savo auditoriją tikslinę, kam galima parduoti produktus, bet va dabar mąstydamas, 33 000 nėra daug, iš tikrųjų, kaip bendro šalies gyventojai ir ką tu gali paliesti su savo kūryba, taip nepabijosiu pasakyti, bet mano dar mintise sukasi asmeninis projektas, kuris irgi yra apie medžioklę, apie šitą visą veiklą didelę labai, kuri tikrai yra gyvenimo būdas, gali būti gyvenimo būdas, ir tada su šitu projektu palies daugiau negu tos 33 000, bet daug platesnė auditorija, nes medžioklė apskritai kaip dalis, aš nesu tikras, kodėl mane sudomino ir jeigu galbūt dar net negalėčiau sakymo tokio sureksti irgi, bet jis kažkur ten yra ir susiformuos kažkada tai, bet mane labai užkabino būtent medžioklė ir norisi plačiau visuomenį iškomunikuoti apie ką yra medžioklė ir kodėl yra medžioklė. Turbūt vėl užkabino kažką, kas yra giliai viduj, kaip ir su tuo Matelios filmu ir galima atsisėdus analizuoti, bet jau psichoterapijos seansas prasideda, žinai, iš kur viskas irgi ateina. Bet kas yra iš tikrųjų įdomios temos, kaip sakė, dar neturiu šiaurvas. Tai va, jau šitą kartą pasakiau medžioklė, tai medžioklė. Tai yra, kas mane domina dabar, jeigu trumpai turbūt tai susijęs su gamta, su buvimu gamtoje ir kažkokiu tai, jo, tiek. Tai kalbant apie klausimus, kodėl, tai kaip čia psichoterapeutai, psichologai juokauja, pakankamai kartų paklausus, vis tiek nueisim kažkur į vaikystę. Tai neišvengiam. Labai greitai. Arba į koncentracijos stovyklas, Bet man gal ne kiek tas istorija prieš medžioklę įdomi yra, bet ta ateitis žvelgiant. Nes Lietuvoje medžioklė iš ties aš dėčiau prie tokių jautresnių temų. Tai yra temų, kurios, galima sakyti, jeigu imtume ten bet kokią grupę žmonių, tai labai taip greit išskeltų, ar ne? Ten vieni galbūt už, kiti prieš, kiti ten už ar prieš, bet su tam tikrais niuansais. Kokius galbūt tu pastebi pagrindinius mitus arba tokius nesusipratimus arba kažkokias prielaidas, kurios nebūtinai yra teisingos iš žmonių iš išorės. Tai yra žmonių, kurie nėra insideriai, kurie nėra medžiotojai, kurie neturi galbūt šeimos narių medžiotojų arba bičiulių medžiotojų ir tiesiog žiūri tai iš šalies, galbūt mato iš žiniasklaidos, tiesiog galbūt iš filmų tiesiog mato ir kažkokį tai įvaizdį yra susiformavę, kur tu matai ir tau iš karto krenta į akis. Tai stiprus argumentas, kad medžioklė nebereikalinga 21 amžiuje, kur mes dabar gyvenam, nes parduotuvėje yra pilna maisto ir viską, ko tu nori, gali gauti. Tai medžioklės viena iš funkcijų yra ūkinė veikla, ūkinė kabutėse, sakykime, bet taip kaip miškas yra ūkis, taip pat tame ūkyje gyvena ir žvėrys, kuriuos irgi reikia sukontroliuoti, sužiūrėti ir niuansai, kaip pavyzdžiui, aš geriau pasakysiu taip, visi yra susiję, net jeigu mums atrodo, kad mes niekaip su medžioklė nesusiję vis tiek, nes jeigu tu nueini parduotuvę ir tau patinka, kad yra 16 rūšių duonos skirtingų ir gali išsirinkti savo mėgstamiausią duoną ir pirkti vėl ir vėl, tai kaip vyksta tiesiog ūkininkas augina grūdus ir ateina karts nuo karto jų šernai pavalgyti, arba stirnos, dar kažkas įtokio. Jeigu nieks nieko nedarytų, tai labai daug tų grūdų suvalgytų ir kai ateitum į parduotuvę, tada būtų vietoj 16 2 rūšis duonos, kaip banalus pavyzdys, ir jos būtų pakankamai brangios, iš tikrųjų, daug sunkiau įperkamos.
Tai kadangi žmonių veikla, mūsų veikla, keliai, ūkiniai laukai, pastatai kažkokia viskas ar tiek išsiplėtė į gamtą ir dar pakankamai dabar irgi plečiasi, tiesiog natūralų žvėris nebeturi tiek vietos savo ekosistemoje. Dėl to medžiotojas ateina tas, kuris prižiūri ir reguliuoja populiaciją. Tai kaip vienas iš tokių irgi tiesiog, pirmiausia noriu sakyti, kad visi mes esame susiję, net jeigu esi vegetaras arba veganas ir manai, kad niekaip nesusijęs su mėsa, tai vis tiek esi susijęs. Čia kažkokį išsakiau keistą argumentą. Bet tai va, turbūt vienas dalykas. Ar to reikia šiais laikais? Nu, tai taip, reikia, kad reguliuotum populiaciją, bet to pačiu tai yra irgi tam tikra saviraiškos būdas, laiko leidimo gamtoje būdas, geresnis gamtos pažinimas galų gale. Man toks, mano matai dar, aš nesu medžiotojas, aš neturiu medžiotojo bilieto, bet tikslas yra jį gauti, išsilaikyti, sakykime, išmokti ir tapti geru etišku šiuolaikiniu medžiotoju, būtent gerų pavyzdžių. Vienas iš tokių argumentų keistų, irgi pasakysiu, kur dar yra veikla, kur atrodo gali, nežinau dabar kaip čia pavai sakinį. Galbūt žmogaus meistrystė prieš gamtą, gal taip, tas suvokimas, kad tu esi mitybos grandinės viršuje. Va, pasakiau gražiai. Nes jeigu ne mūsų technologija, mes nebūtume toj mitybos grandinės viršuje. Ne, mes nuo to, kai išėjom bežionėlės iš savanos ir pradėjom gyventi gentise, naudot kažkas tai ietis, kaulus ir panašiai, mes pakankamai evoliucionavome. Ir ar medžioklė yra amoraliai ir jos nereikia, nežinau. Čia man dar matai, yra pakankamai šviežias laukas ir pakankamai neišgyventas ir nepatirtas. Aš tai pusiau rimtai sakiau, aš laikysiu medžiotojo bilietą, nusipirksiu šautuvą ir kai sumedžiosiu pats pirmąjį savo žvėrį, tai kažkokią ar stirną ar šerną ir tada, kai aš nueisiu ir pažiūrėsiu į tą negyvą akį atsimerkusią, nes negyvą žvėris visą laiką yra atsimerkęs, aš tada suprasiu, ar aš galiu jį suvalgyti ar ne. Jeigu ne, tai tada galėsiu mesti medžioklę ir nustot mėsą valgyti. Jeigu taip, tai tada taip. Tada gyvensim ir žiūrėsim toliau. Nes man irgi medžioklė atrodo vienas iš tokių maksimalios atsakomybės siekių už save. Tai irgi toks yra principas, net ne principas, kurį aš norėčiau patestuoti, yra valgau tik tai, ką pats užmušu. Gal labai brutaliai skamba, kad visiškai atsakingas už savo maistą. Ne, tai jeigu aš išsitraukiu žuvytę iš vandens, aš jai padėkojau, tada nudaigojau ją, taip kaip priklauso, ir tada aš ją suvalgau. Tai va, taip paprastai. Ir čia toks irgi, matai, čia yra didesnė tema, kaip aš sakiau, link to dalyko. Nėra, kad aš dabar gyvensiu bute ir būsiu medžiotojas. Aš noriu, su šeima mes norime išsikraustyti užmiestį, gyventi savo ūkį, įsikurti, ir medžioklė ir ūkininkavimas yra tokios labai stipriai susijusios sritys. Tai čia link tų žiūrint 5 metų į priekį, sakykime, ateities, tai yra būtent šitie dalykai ir persidengia. Turbūt. Bet klausimas buvo irgi, ką žmonės mąsto apie medžiotojus, apie medžioklę, kokių dar mitų yra. Tai turbūt, kad tai yra atgyvenusi nereikalinga veikla, bet kaip sakiau, populiacijos reguliavimas turi būti. Nenoriu plačiau kažkaip šnekėti, nes dar biški šviežias tas klausimas yra ir kažką. Aš žinau, bendrai čia medžioklės tema galėtų būti atskiras epizodas, kur vien tik tai į tai galima būtų gilintis. Kalbėdamas apie tas 5 metus, čia jaučiu tas irgi cikliškumas, žinai, ūkis, sakykime, namas ir panašiai, jau visai kitas ritmas, pavyzdžiui. Bet kalbant ne tik apie medžioklę, bet taip šiek tiek mestelint mus keliom minutėm prieš tai, tu paminėjai tą skaičių, kiek yra medžiotojų, man iš karto galvoja tas total addressable market. Taip, čia mano duona kasdieninė. Potencialų klientai, žiūrėdamas iš tos turinio kūrimo, medijos kūrimo perspektyvos, koks yra tavo tas toks mąstymo modelis, įrankis, kaip tu prieini prie to, nes prieiti prie kliento, žinoma, galima skirtingais būtais, galima one-to-one, one-to-many, ne, šiltas kontaktas, šaltas kontaktas, ir arba aš reklamas duodu tiesiog šaltiem kontaktų ir daugybė žmonių, arba aš kuriu kažkokį turinį ir kuriu tą santykį su žmogumi, bet irgi masiškai, ne? Tai kalbant iš to turinio pusės, kaip kurti turinį, kuris paliečia, kuris iš tikrųjų sudomina, kuris įtraukia, nes šiuo metu
sakyčiau, iš vis dabar tas lietuviškai jau tampa vis mažesnis konkurencinis pranašumas, nes atrodo žmonės turi tiek daug pasirinkimo, ypač kad jaunesnioji karta, kad jau sudėtinga yra išsiskirti tiesiog sakant, kad, žinai, mes čia lietuviškai rašom, tai dėl to skaitykit mus. Koks yra tavo, nedrįstu sakyti sėkmės receptas, bet galbūt toks planas, idėja, kaip tu tą rinką pasiekti? Autentiškumas, tai be abejo turinys turi būti autentiškas, neturi būti, bet gerai, kai jis bus autentiškas, gali nuo širdies tikrai pasakyti kažką tai tokio, nepasakyti, nekalbėti vien marketinginiam frazėm, nekalbėti vien iš katalogo, tai autentiškas, tikrai vėl grįžtant prie to įdomaus gyvenimo, kiekvieną įdomų gyvenimą turėsi ką papasakoti irgi žmonėms. Istorijos turbūt irgi, medžioklė viena iš priežasčių, kodėl mane kabina, visą laiką medžiotojai tokie žmonės, kurie visą laiką turi istorijų. Tai kai susitiko, tai kaip sekėsi to medžioklė ir prasideda tada, tai atrodo visą laiką turi apie ką, kažkokias įdomias istorijas pasakoti. Ir kur mes šiais laikais irgi daugiau gyvensim, kur turėsime kažką įdomaus papasakoti. Kas varžybose, galbūt dalyvauja dar kažkur tai tokio, bet realiai tai pakankamai nieko tokio labai stebuklingo dažnai nutinka pa žmogų gyvenime. Tai istorijos, autentiškumas ir šiuolaikinis marketingas, tiesiog jeigu taip iš tokios taktinės, sakykime, tai žiūrėt, kas vyksta rinkoje ir žiūrėt, kaip tai galima pritaikyti. Ir ne viską tai galima bus pritaikyti, nes konkrečiai jeigu medžioklė įmant, bet galima kaip pavyzdį ir plačiau kažkai savo rinkai. Pavyzdžiui, medžiotojai yra tokia vyresnė amžiaus grupė, tai yra, man atrodo, vidutinis medžiotojų amžius 53, bet tai vėl tada galbūt nesugebėsiu kažką papasakoti 53 metų medžiotojui, kuris daugiau už mane žino apie medžioklę. Tai to ir nereikia daryti, tada vėl būtent ieškoti autentiškai, kas tau įdomu ir žiūrėti, ką ten gali pasakyti. Bet aišku, yra daug jaunesnių medžiotojų ir aš manau, kad mums kritiškai reikia jaunų medžiotojų, nes žiūrint į demografinius rodiklius, tiesiog yra labai didelis senėjimas pas mus, gimstamas labai mažas mūsų šalies, ne? O tų pačių žvėrių kiekis yra stipriai augantis dėl priežasčių irgi. Ir manau, kad medžioklė po 10, po 15 metų Lietuvoje atrodys turbūt stipriai kitaip, negu jinai dabar atrodo. Ir dar ką noriu pasakyti, mano turbūt toks taikymas yra įdomus, nes aš į nišą pataikiau. Tai aš buvau, sakykime, pats savęs susikurtas turinio kūrėjas, kuris atsidūrė medžioklės nišoje, kur be manęs profesionaliai žmonių kuriančių medžioklį turinį dar vienas Lietuvoje yra. Tai mes dviese praktiškai esam. Tai realiai buvo tos medžioklinio turinio, skrai Lietuvoje yra, jo truputėlį yra, jis tikrai nėra vakuumas, bet jo yra pakankamai mažai. Jis gali būti dar geresnis, mano tikslas yra būtent kurti gerą, įdomų, šiuolaikišką medžioklinį turinį tiek medžiotojams, tiek nemedžiotojams. Ir kad tą pasiekti, čia kaip analogija, galima imti į bet kokią irgi rinką tiesiog, jeigu tai yra pakankamai niša. Gal gerai, už visas rinkas negaliu kalbėti, nes tikrai nesu ekspertas, bet jeigu tavo sritis yra kažkokia nišinė, tai jau vien tai yra verta rinktis, nes bus mažesnė konkurencija ir tai atnešti kažką tai autentiško ir tiesiog daryti kitaip, daryti įdomiai. Vienas dalykas iš tavęs paklausant, galim sakyti ne tai, kad pakeičiau nuomonę, bet supratau, kad ne iki galo tinkamas yra mano arba teisingas tas teiginys apie lietuviško turinio neišskirtinumą. Nes, pavyzdžiui, kas susijęs su medžioklė, tai aš manau, čia kaip tik yra ypatingai išskirtinis dalykas, nes tau bekalbant ir aš taip pradėjau vizualiai braižyti mišką ir taip štai per keliukus ir to žvėris ir galvoju, velniai rautų, čia kaip tik yra labai aktualu, o tai kas mūsų miškuose vyksta, o tai kur pas mus tos šernų populiacijos kažkokios tendencijos, pavyzdžiui, o tai kaip pas mus čia ūkininkai reaguoja, ar ten kokie įstatymai yra, ar ten, nežinau, tas pats medžiotojo pažymėjimas, ar ten leidimas, ar ne, ten kokie procesai yra, kaip išsimti, sakykime, tą, nuo ko pradėti ten ginklą išsirenkant, yra krūva įvairių dalykų, kurie kaip tik yra super, galim sakyti, neišinėjai ir priklausomi būtent nuo Lietuvos tos aplinkos. Na, ne vienas dalykas ir įdomu yra tai, kad kaip tu matytum tą, pačią galų galę tą rinką irgi iš tos pusės apie senėjimą ir mažėjimą šiek tiek tų pačių medžiotojų, kad jeigu, sakykime, mes turim tą senėjančią auditoriją, koks tavo požiūris bendrai tai, ar yra labiau apie tai, kad mes norim gauti naujų kažkokių tai klientų, naujų kabutėse ar ne medžiotojų, kurie susidomi ir galbūt pasižiūrėję tą turinį imsis patys kažkokios iniciatyvos mokytis,
ar kaip tik patraukti tas, sakykime, vyresnę auditoriją irgi to pačiu autentiškumu, nes aš tai tikrai įsivaizduoju, irgi turėtų būti dalis auditorijos, kuriems yra įdomu, tai kaip pat jaunas medžiotojas tik pradeda, kaip jisai žengia tos pirmosius žingsnius, galų gale, aš manau, daugelis auditorijos labai save atrastų tame, ne, kad, geras, prisimenu, ten prieš 20 kažkas metų, kažkas prieš 30 metų, žinai, pradėjo savo kelionę ten gudžiais, ten kokiais 70-aisiais ir dabar žiūriu, čia Simas, žinai, kažką naujo daro. Tai jo, dalykai keičiasi. Vienas dalykas ateina, pavyzdžiui, kas įdomu visiems, praktiškai visai medžioklės auditorijai, naujos technologijos, kurios ateina. Tai aš konkrečiai dirbu įmonėje, kuri termovizorius pardavinėja. Tai termovizorius yra prietaisas, kuris leidžia matyti šiluminį spektrą. Tai paprastai sakant, tiesiog matai šiluminius kūnus, žvėris, žmonės, kurie netgi gali būti užsimaskavę, pasislėpę arba visiškai aklinoj tamsoj. Tai naujos technologijos ateinančios kažkokios irgi, naujos tendencijos irgi dalykų. Jeigu tokia iš jau konkrečiai užrašų knygutės, tai iš užrašų knygutės, tai čia koks turinys gali būti įstatymiški projektai irgi pakeitimai, kas Europoje dedasi, kas būtent, kaip sakė, irgi su žvėrim irgi, nes kiekvienais metais yra kažkokių tai naujovių, tiek europiniu mastu, tiek Lietuvoje irgi. Ir dar užsirašiau porą dalykų, aš irgi pradėjau užsirašinėti mintis. Vienas iš mano tokių irgi yra kortų šitam visam žaidime, tai ir ką galima irgi pritaikyti irgi, kai tu ateini į nišą, kur jau yra, sakykime, net senai yra žmonės, kurie žino daugiau už tave, tu atsineši naujoko mąstymą. Tai, sakykime, gali pradėti kurti video iš naujoko perspektyvos apie. Ir jeigu yra daug senų lapinų aplinkui, tu gali kviestis senus lapinus ir šnekėti su jais ir mokytis iš jų. Tai yra patirties perdavimas. Vienas iš dalykų irgi, pavyzdžiui, su medžioklė, bet galbūt ir kažkur plačiau galima rasti, kur paprastai labai banaliai sakant, žmonės numirs ir visas savo žinias nusineš į kapus, nes senesnės kartos žmonės, patys nekuria podcastų, kažkuris iš jų knygą parašo, bet dažniausiai tai yra šnekamosios istorijos. Tai jeigu mes sugebėsim uždokumentuoti tą, tai irgi į ateities kartas bus galima pakankamai daug žinių perduoti, irgi vienas iš tokių yra tikslų. Taip, kai atini naujokas, tu gali užduoti kvailus ir keistus klausimus. Kai esi jau pažengęs, tu kažkaip iš naujo nepradėsi. Aišku, gali ten, pavyzdys, filmuoti video ABC, nuo ko išsirinkti ginklą, bet kai tu nieko praktiškai nesupranti apie ginklus, gali pradėti daryti video, kaip veikia tie ginklai. Kitas dalykas irgi, ateinant į naują nišą, ir čia matai didesnė, šitą mes vėl sugrįžtam prie to, kaip pradėti naujus dalykus gyvenime daryti. Tai ten, kai užsivertini, kur esi ir panašiai, jeigu kažką naujo nori pasirinkti, ir tai yra galbūt su potencialu. Geriausiai rinktis turbūt kažkas veiklas, jeigu keiti darbą ar profesiją, dar kažką su potencialu į ateitį. Nes jeigu, čia labai geras pavyzdys yra su kaip sakykime, teisininkai, ne konkrečiai teisininkai, kad kažkas jais blogai, bet buvo laikas, kai labai daug žmonių stojo studijuoti teisę ir visi galvojo, teisė labai ant bangos. Ir tada tiek buvo tų teisininkų, kad aš tiesiog Anglijoje susipažinau su teisininkė, kuri indus plovė su lietuvišku diplomu. Tai buvo per daug to prasme. Tai jeigu kažkas jau dabar yra ant bangos, tai greičiausiai tau per vėlu į tą prisijungti. Reikėtų žiūrėti, kas gali būti ateityje. Tai sujungti du dalykus. Tai, kas žiūrėti, pavyzdžiui, aš pamačiau, kad medžioklės rinkoje pakankamai nėra to gero turinio, vienas dalykas. Ir dar grįžtant irgi per to naujoko mąstymo sujungti du dalykus. Tai pavyzdžiui, yra toksai Steven Rinella, kuris kūrė dar laidą Meat Eater. Irgi labai sėkmingas projektas, internetinis, angliškas, daug kas iš kurių žino, net kas nemedžioja. Tai jisai kažkaip irgi podcast'e su Ferrisu pasakė, sako, aš nesu geriausias medžiotojas ir aš nesu geriausias šefas. Sako, bet aš mėgstu gaminti ir mėgstu medžioti. Tiesiog sujungiau du šitus į vieną ir padariau apie tai video. Ir dėl to gavusi unikalus toksai pakankamai projektas. Tai būtent aš nesu joks medžiotojas ir nesu pats geriausias operatorius ir filmuotojas ir montuotojas. Bet sujungiu šitas žinias su šitom žiniom, su savo dar kažko marketingo žiniom, kurias yra tikrai vidutinės, ten sakykime, nieko ten stebuklingo. Ir tada iš tokios trejybės jau tu gali nusilipdyti save kaip pakankamai efektyvų tam tikros nišos žaidėją. Čia geras tas toksai netikėtų ryšių suradimas iš tiesų ir yra. Čia, kur aš žinau, kad kartais yra vartojamas terminas skills stacking, tai yra, kur mes dedam tarsi vieną įgūdį ant kito ir galim tą patį turėti, ne, ten kažkas gali išmanyti ten kokį data science, kartu moka viešai kalbėti ir ten pradeda mokyti, pavyzdžiui, to, arba kiti įvairūs ryšiai, apie kuriuos tu ir užsiminė, ne, kad galim turėti marketingą, galim turėti filmavimą, galim turėti medžioklę
Ir tikrai tas toksai killer advantage tampa išskirtinai savo autentiškai kažką papasakot, gyvenant tą tokį įdomų, unikalų gyvenimą. Tai iš tikrųjų, ačiū labai Simai už tavo laiką ir įžvalgas. Aš jaučiu, kad bent kokius 4 dar epizodus galėtume padaryti iš skirtingų temų. Laisvai, ateis laikas galėsim. Tai ačiū tau labai ir palinkėsiu ir toliau gyventi įdomų gyvenimą. Dėkui, Tomai.